Sveiki mano bičiuliai, sveiki sugrįžę į mano garažą. Aš visų savo kanalo žiūrovų, tiek, kurie mėgsta žiūrėti kažką apie stakles, tiek tų, kurie mėgsta žiūrėti maistą, labai atsiprašau, nes tikrai esu žiauriai užsiėmęs, apleidau savo kanalą, labai atsiprašau dar kartą visų, bet pasistengsiu viską pataisyti ir sugrįžti į tą formatą, kokį mes turėjom, tai po vieną vaizdo įrašą į savaitę. Šiandien turiu žaislinės staklytes. Kodėl žaislinės? Nes jos tiesiog sveria apie 10 kg. Tai yra modelis Enhel TCTS 200. Trumpai techniniai parametrai. Variklio galia 800 W, įtampa 230 V, disko skersmuo 200 mm, vidinė skylė atrodo 16 mm. Dabar tiksliai neatsimenu, bet tai gali susirasti internete. Manau, čia viskas aišku. Truputėlį pažvelgsime, kas yra po stalu, kokia konstrukcija. Tai čia labai viskas yra paprasta. Tiesiog viskas iš skardos. Yra dvi rankinėlės, kur galima pasukti tam tikrą kampą, nustatyti pjovimo nuo 0 iki 45 laipsnių. Spiruoklė prilaikanti, kad mūsų variklis nelakstytų. Toliau čia yra gaudyklė. Galima prijungti siurblį dulkių, drožlių. Taip. Konstrukcija iš vamzdelio, ir guminės kojytės. Viskas, čia daugiau nieko nėra. Variklis, ašis variklio ir pats pjovimo diskas. Kiek dantų, irgi nepasakysiu. Grynas kinietis, stalas skardinis, nieko iš jo negalim tikėtis gero. Toliau yra lygiagreti atrama. Jinai tvirtinasi tiesiog prie stalo, paviršiaus, bet jinai, su rankom gali išlankstyti iš jos, nežinau, S raidę. Taip, laido ilgis apie 2 metrus, laidas irgi kietas. Toliau yra T-treko, toksai žaisliukas, kampams pjauti, bet tai, nežinau, tikslumo čia kažkokio tai negausi didelio. Ir komplekte dar yra raktai ir lygiagrečią atrampą pritvirtinti 2 laikikliai. Viskas, daugiau nieko nėra. Bet šitų daiktų aš nenaudosiu šiandien, net nematau prasmės, kadangi jie visiškai netitinka jokios, neišlaiko kritikos. Dauguma iš jūsų man užduosite klausimą, kam šitas šūdas skirtas, kuris neatlaiko jokios kritikos. O jisai skirtas tiesiog grubiams darbams, kur reikia kažką išpjauti išilgai. Tai įsivaizduoju aš taip pakalimo lentą, tarkim pirties apkalimo daili lentą kažkokią, kur tikrai nėra įspūdingi ilgiai ir nereikia ten iki 0,5 mm tikslumo. Tai šitiems darbams šitos staklytės yra pats tas. To jau mes jas pamėginsime. Jų kaina yra juokinga, aš nežinau, apie 80 € galima jos nusipirkti, tai čia yra tiesiog pigiau grybo. Dar neparodžiu, šitoj pusėje yra jungiklis magnetinis, tai jeigu kartais dingtų elektra, automatiškai jos nepasileis. Tai dabar to įjungsiu į rozetę, paklausysim, kaip jos dirba, o paskui kažką trupučiuką papjaustysim. Dabar įjungsiu be siurblio, paklausykit. Tikrai garso nėra daug. Jeigu dirbat kažkokiam tai rūsy savo, turite rūsį, esate hobistas, pradedantysis, tai tikrai šitos teklės jūs patenkins ir tikrai jums jos tarnaus, manau, ilgai. Variklis yra bešepetėlinis, tai galima pjaustyti pakankamai nedidelius ruošinius ir gali jos turbūt dirbti ko gero visą darbo dienos laiką, tai apie 8 valandas. Gerai, tada uždėsiu štai tokią kitą lygiagrečią atramą. Čia jinai yra iš Lidlo. Čia kreipiančioji galima montuoti ją labai greitai. Yra rankena, viskas uždėta. Čia prie pjūklo yra priklijuotos juostelės. Tai reiškia atstumas nuo pjūklo į kairę į dešinę. Mes nustatykime 7 mm ir pjausime kokią nors ruošinį. Ir tik tai prisijungsiu dar dulkių siurblį. Gerai, bičiuliai, grįžom atgal. Sureguliavau staklytes, nieko nerodžiu, kaip reguliuojasi čia. Nuėmiau apsaugą nuėmiau tam, kad jūs matytumėt, kaip jauna, taip. Ir man vos užtenka 45 mm, nes 90 laipsnių kampų pjaunant arba statmenai pjaunant,
diskas išnėrė kem 5 mm. Tai mano šitas ruošinys yra kaip tik tiek ir yra. Tai yra pušis. Tai mes atpjausim lygiai 7 mm. Pjausiu be apsaugų, to daryti jums nerekomenduoju, bet tai vardan eksperimento aš surizikuosiu. Aišku, pasimsiu ko gero vištos koją, štai tokia, kad pirštų nekišti prie disko, kad pirštai būtų saugus, tai pamėginam pjauti, siurblį prijungiau, triukšmo bus, tulkių bus, važiuojam. Garsą patildysiu ir jūs pažiūrėsite, kokiu greičiu pjauna staklės. Išpjoviau 2 juosteles po 7 mm, na, apie kokybę, nu, žinot, visiškai kalba apie nieką. Jokios kokybės, jokio tikslumo čia nėra. Tai yra tiesiog juodi, tamsus darbiniai pjūviai, kur tikslumo didelio nereikia, na, bet galima pjauti. Taip, kur aš dabar naudosiu šitas staklikes, tai pirmiausiai pjausime šiukšlės. 800 vatų, galima su lomziku, bet su lomziku, žinot, ilgai, nepatogu. O čia tokių atraižų, panašių į šitas, pas mane tikrai ir namie. Visa kalnas nuo avilių likę. Tai aš noriu supjauti, nes man tiesiog netelpa į šiukšlių maišą, supasuoti ir nuvežti į kaimą. Tai supjausiu čia. Pažiūrėsiu, kaip pjauna jisai skersinius pjūvius. O štai tokią krūvą atsinešiau šiukšlių. Kadangi tingi kamerą perstatinėti, tai pjausiu truputėlį nepatogiai, bet užsidėsiu apsaugą, kad dabar jau būtų viskas pagal taisyklės ir tuo mes pjausim. Užsispaudžiam. Štai taip. Man truputėlį nepatogu, bet jums bus patogu. Jau čia pripjautas maišas yra. Tai tiesiai tą maišą mesiu. Nu, jeigu norit mano nuomonės, staklės tiksliems pjūviams visiškai netinkamos. Kaip kažkoks pagalbininkas juodiems darbams, tikrai, kur tikslumas iki milimetro, tai visiškai geras sprendimas. Šiukšlėm pjauti, va, kaip matė dabar aš, 800 vatų, 1 colio lentą pjauna be problemų. Manau, ir 50 mm lentas atliekas pjaustyti galima. Gerai, visiems ačiū, kurie žiūrėjote. Dar kartą visų savo žiūrovų atsiprašau, kad ilgai nesirodau. Bet iš tikrųjų daug pakeitimų pas mane įvyko namie. Apie visus galbūt spėsiu papasakoti. Nuo elektrinės iki elektromobilio. Sekite kanalą, prenumeruokite. Nepamirškite spausti laiko. Iki sėkmės visiems.